Labas, aš esu Saulius Adomaitis, vienas iš Remapo įmonių vadovų. Kaip sužinojot apie mūsų įmonę ir kas paskatino nuspręsti bendradarbiauti? Tai turbūt reikėtų pradėti kalbėti nuo pradžių, nuo pačios idėjos, kaip jinai kilo, užsiimti automobilių programavimu. Tai norint pradėti tokį verslą reikia įrangos, labai pigios ir vienkartinės kiniškos įrangos aš nenorėjau, todėl pradėjau ieškoti, kas galėtų man tą įrangą suteikti, kurios aš noriu. Atlikus paiešką radau kelias įmonės, į visas jas kreipiausi. Tai turbūt, kad su jūsų vadybininku pavyko viską geriausiai susitarti, taip ir pradėjau bendradarbiauti su jumis. Kaip jums kartu su Baltic Diag pavyksta išsirinkti tinkamą įrangą? Darom labai daug paslaugų ir vis matom, galbūt kažko nedarom. Ta prasme, klientai prašo tokios paslaugos, o mes nedarom. Ir matom, kad tai paslaugai reikia įrangos. Tai tada mes plius minus galim įsivaizduoti tą klientų srautą tai paslaugai. Ir pagal tai tada dėliojam finansus, ten kokį gamintoją, kokią įrangą ir panašiai. Dažniausiai tai mes perkam galbūt rinkoje pažangiausią ir brangiausią įrangą. Dėl to, kad visos naujovės tiek mum leidžia tobulėti, tiek klientai, visi nori kažką naujo išbandyti. Jau tos nusistovėję senos įrangos ir tvarkos visiems kaip ir įprastas dalykas. Ir tu pradėjęs daryti tą paslaugą, taip pat kaip kiti, tu daugiau klientų ir tokio didelio srauto, kad atsipirktų greitai nepritrauksi. Tai kažkokiu reikia vis naujų dalykų, inovacijų. Tai taip ir kaip ir jūs ieško turbūt tos įrangos tokios, taip ir mums jos reikia, tai taip ir gaunasi. Ko galėtumėt palinkėti jūs ir mūsų verslams? Tai manau, išlikti lyderio pozicijose, nesustoti augti, ieškoti inovacijų ir sėkmės.